Sveiki, verta meilės podkasto klausytojai. Labai džiaugiuosi, kad šiandien sutiko Ramunė Kavaliauskaitė Norkė, gydytoja, urologė, kuri savo tarpe turi pacientų tiek vyrų, tiek ir moterų, kuri praktikuojanti ir sutiko pasidalinti ir pakalbėti tokia, kaip aš sakau, tema, kurios daugelis neliečia, bet jinai labai visiems rūpi. Tai apie tai, kaip mes žmonės galėtumėm, tiek vyrai, tiek moteris, patirti kuo daugiau malonumo. Ir kaip mes galim pažinti savo kūną ir leisti savo tiesiog būti jame. Nes iš tikrųjų dabar labai daug kas kalba apie manifestacijas, apie tai, kaip mums reikia manifestuoti dalykus. Bet jeigu mes neturim tam tikrų vibracijų, jeigu mes nesame tame malonume, tai yra neįmanoma. Įsivaizduokit žmogų, kuris yra piktas, nepatenkintas ir staiga manifestuoja. Kas gali, kaip jūsų kūnas ir protas gali suprasti, kad jūs kažko iš tikrųjų norit. Tai mes šiandien tokią labai subtilę temą paėmėm su Ramunė ir labai tau, Ramunė, dėkoju, kad esi kartu. Kaip vis dėlto tas malonumas pas mus yra kūnuose ir kodėl daugelis iš mūsų to vis dėlto apie tai net nekalba, arba jeigu yra kažkur tai problema, net jos nekelia. Ir nuo ko viskas prasideda. Tai vat mes prieš šitą įrašymą jau kalbėjome trumpai, nuo ko iš tikrųjų viskas startuoja ir nuo ko tos traumos arba tam tikri blokai atsiranda tuose mūsų kūnuose. Kodėl mes pradedam traktuoti, kad seksas arba orgazmas yra gėda arba nemalonu, arba kažkas nepadoraus. Tai Ramunė, prašau, papasako, kaip viskas čia vyksta ir kodėl vis dėlto yra pas mus tie blokai ir kodėl yra tos traumos mūsų kūnuose ir jos tiesiog paskui per mūsų tą visą gyvenimo kelią, jos tiesiog, jeigu mes su jom nedirbam, jeigu mes neatsisukam, jos tiesiog yra. Tai pirmiausia, ačiū, kad mane pakvietei sudalyvauti šitame pokalbyje, padiskutuoti šitą temą. Taip, tai yra tokia jautri tema, aš pasakyčiau, ypatingai žmonėm, kurie ateina pas urologą pasikonsultuoti. Pati nesu seksologė, esu praktikuojanti urologė, bet, kaip sakiau, dirbu su įvairiom sritim, dirbu ir tiek su vyrais, tiek su moterim. Taip, dažniau pas mane atkeliauja vyrai ir jie dažnai skundžiasi įvairiais seksualiniais sutrikimais. Tai gali būti ir seksualinė disfunkcija, tai gali būti ir erekcijos kažkokie sutrikimai, gali būti ir sumažėjęs noras užsiimti lytiniais santykiais. Tai irgi toksai įdomus aspektas yra. Iš esmės, jeigu mes tai pakalbėtume apskritai apie seksą, ar ne, tai yra fiziologinė būklė. Ir, kaip sakiau, negalima numirti be sekso, bet tikrai gyvenimo kokybę sugadinti be jo galima. Tai nuo ko pradėti iš esmės? Tikriausia nuo to, kad tiek moteris, tiek ir vyras iš esmės, jeigu tai paimsim fiziologiškai, tai patiria tuos pačius susijaudinimo etapus. Tai yra 4 etapai pagrindiniai. Tai pirmasis yra susijęs su mūsų juslėmis. Tai, ką mes matome, tai, ką mes liečiame, girdime, jaučiame skonį, tai mums sukelia kažkokias fantazijas. Tokiu atveju tai yra ir moterims, ir vyrams. Ar ne? Kiti linkia galvoti, kad tai vyrams tiesiog vyksta erekcija, spontaninė. Labai svarbus pradžios momentas yra turėti kažkokias tai tam tikras preferacijas. Jeigu jų nėra, gali kilti tam tikri sutrikimai. Kaip urologė galiu pasakyti, kaip atskirti iš esmės organinės priežastis ir neorganinės priežastis. Bet būtent šiame etape labai tas pasimato. Jeigu žmogus yra su savimi, ar ne, vienas su savimi atviras pats savo, kas nutinka? Dažniausiai jisai, ypatingai jauno amžiaus žmogus, nepatiria jokių sunkumų. Čia ir yra visas įdomumas. Visi sunkumai atsiranda tada, kada jisai yra su kitų partnerių, ar ne? Ir tai eina jau per tam tikrus etapus, sakykime. Mes pradedam save pažinti, kada? Būdami vaikai iš esmės, ar ne? 2-6 metų amžiaus vaikas, jisai jau suvokia savo lytį ir pradeda save tyrinėti. Tai reikia suvokti labai paprastai. Ir to nereikia slopinti. Tėvų, kaip sakant, tokia pareiga būtų pagauti tą momentą ir
svarbiausia nedrausti savęs tyrinėti. Tai reiškia, nemušti per rankas, nesakyti ne, čia negražu, vienu žodžiu bandyti kažkaip tą jausmą, tą būseną nustumti nuo to vaiko, todėl kad paskui turėsim labai daug problemų tolimesnėme gyvenime. Tėvai ką turėtų padaryti, ar ne, turėtų teisingomis frazėmis teisingai nukreipti vaiką tinkamą linkme. Tai ką aš turiu omenyje, tai lytinių organų nevadinti peliukais, urveliais, o tiksliai pasakyti, iš ko susideda žmogaus anatomija. Ne? Labai labai paprastai. Ir jeigu mato kažkokius ydingus, sakykime, nežinau, kažką ydingo tame vaikė, ar ne? Nes ką vaikas darys? Jisai pamatys save, sakykime, berniukas, ar ne? Ir bandys tyrinėti aplinkinius žmonės, lygiai taip pat. Nueis į darželį, bandys pakelti sijoną, ar ne? Tai čia mes jau turim pasakyti stop. Čia socialiai yra nepriimtina ir paaiškinti vaikui, kodėl socialiai tai yra nepriimtina, kad paskui nesivystytų kažkokie tai neigiami psichologiniai aspektai vaiko gyvenime. Dėl to, kad aš kai dirbu kaip hipnoterapeutė, tai iš tikrųjų labai daug atvejų yra, kada moteris gėdinasi savo kūno arba nenori liesti, arba tiesiog bijo, arba labai daug yra momentų. Tai iš tikrųjų tai yra atėję labai daug, ką tu pradėjai šnekėti iš vaikystės, dėl to, kad kai mergaitė nepradeda liesti savo klitorio, nes jai tai malonu, tai labai dažnai mamos pradeda, nes pačios nepatogiai jaučiasi, nežino ką daryti ir tada natūraliai pasako, kad ką tu čia darai, kam tu čia užsiiminėjai tuo ir negražu ir negerai. Ir taip, nepadoru, tas žodis, nepadoru. Ir tada atsiranda iš karto gėda, nepadoru, negražu, reiškia save liesti ir tyrinėti ir patirti malonumą. Mes uždedam vaikui programą, reiškia mes paleidžiam programą, kuri toliau eina per visą mūsų gyvenimą, nes tai atsisėda pasąmoniai mūsų ir jinai automatiškai išlenda tada, kada kažkas bando prie mūsų prisiliesti. Arba netgi pačios, jeigu norim tai daryti. Tai va šitoj vietoj tiesiog aš labai norėjau dar tokį akcentą uždėti dėl to, kad aš su tuo susiduriu praktikoje ir tai iš tikrųjų vyksta. Tai ką mes galim kaip mamos padaryti, jeigu kalbant apie mergaitės, tai sakyti, tu gali kai viena ten po koldra, viską daryti, ką tu nori, bet gal prie močiutės nereikia. Tai va, kaip sakau, susidėti tokius jau socialinius aspektus, ar ne? Kas yra kaip ir socialiai priimtina ir kas yra socialiai nepriimtina. Savęs kūno tyrinėjimas savo su savimi yra socialiai priimtinas dalykas. Ir kas yra baisiausia, kad tėvai nemokėdami išsireikšti kažkaip arba turėdami per mažai žinių, bijodami kažkaip suteršti tą vaiką. O čia tas irgi toksai dalykas yra, kad galvo, kad vaikas yra per jaunas sužinoti tokius dalykus, nutyli tam tikrus dalykus, arba, kaip sakiau, nuneigia apskritai. Čia yra blogiausias dalykas, ką gali padaryti, tiesiog nuneigia ir sako, čia dar nelaikas. Mano šitam angelėliui dar nelaikas sužinoti, kaip čia tas gyvenimas visas veikia, ar ne? Ir tada mes ką padarom? Užslopinam viską, taip sakant. Tada vaikas pradeda slėpti visus šituos dalykus. Dažniausiai jis vis tiek darys. Jis darys tą dalyką, bet jis jausis kaltas darydamas tą dalyką. Ir čia jau yra, taip sakant, pirmas kertinis akmuo tolimesniam jo seksualiniam vystymuisi. Tai yra labai svarbu. O toliau jau augant tam vaikui, dėjant hormonų kiekiui, tai pavyzdžiui, mergaitėm nuo 8 metų iki 14, kai kuriom truputėlį dar ir vėliau, tada, kada prasideda mėnesinės, berniukams dėja, bet vėliau, nuo 11, 12 ar net 13 metų prasideda lytinė branda, kada būna hormonų pikas, ar ne, mergaitėms estrogenų ir progesterono, berniukams testosterono padidėjimas kraujyje, pradeda vystytis antriniai lytiniai organai, pradeda moterims, mergaitėms didėti krūtis, keičiasi jų kūno formos, keičiasi mąstymas ir tada atsiranda savo seksualumo tyrinėjimo momentas. Truputėlį jau kitaip. Prieš tai vaikai jau suprato savo lytį, ar tai yra vyras, ar tai yra moteris, ir tų lyčių skirtumus kažkokius tai, ar ne, tiek fiziologinius skirtumus, tiek galbūt kažkokius socialinės normas. O vėliau, jau ką mes matom, tai matom tyrinėjimą. Prasideda toksai etapas, kada jau mergaitė ir berniukas pradeda domėtis. Priešinga lytim, ta pačia lytim nėra svarbu, ar ne? Tiesiog pradeda eksperimentuoti su savimi, su savo lytiškumu.
čia irgi yra labai labai svarbus momentas, nedrausti to daryti, bet suteikti informaciją. Ir ne tam vaikui. Kaip tą daryti saugiai, pirmas dalykas. Skirtai, seksualinį švietimą kažkokį tai vesti. Labai svarbu, kad tai būtų ne tik mokykloje šitas dalykas, labai svarbu, kad tai būtų ir šeimoje atvirai kalbama apie tai. Ir labai daug tėvų, aš girdžiu, kad bijo to lytinio švietimo pamokų. Nes galvoja, kad tai nukreips tiesiogiai į seksualinius santykius. Ar ne? Tai čia dabar mokins, kaip čia užsiiminėti seksu. Netiesa. Ne apie tai yra lytinis švietimas. Lytinis švietimas yra apie mūsų kaip vyro ir moters skirtumus, pirmas dalykas. Apie savo kūno pažinimą, antras dalykas. Apie higieną, labai svarbus dalykas, ar ne? Ir apie tai, kaip išvengti lytiškai plintančių ligų ir nepageidavimo nėštumo. Bet ir kaip patirti visame tame malonumą, kaip save pažinti. Ir kaip išmokti pasakyti ne, nes čia irgi labai didelis toksai momentas yra, būtent paauglių gyvenime, tas nemokėjimas pasakyti ne. Tai yra trumpalaikiai santykiai, eksperimentavimas, ėjimas, vertimasis per galvą, kažką bandymas įrodyti savo ir visiems kitiems, galbūt bandymas įrodyti, kad esi suaugęs, galbūt kad esi labiau suaugęs negu iš tikrųjų esi. Tada turim, kai neturim lytinio švietimo iš esmės. Tai va. Jo, bet aš sakau, fiziologinė branda yra vienas dalykas, bet psichologinė branda, kada iš tikrųjų žmogus, tas jaunas, yra pasirengęs. Ir kai aš namuose turiu 4 vaikus ir aš su jais, jau 2 iš jų suaugę, aš šneku apie seksualinį gyvenimą ir aš visą laiką kartoju apie tai, kad, sperma, žiūrėkit, viskas yra gerai. Myliu seksą ir malonumas yra privalomas dalykas, bet sperma yra gyvybė. Sperma lygų gyvybė. Ir ar tu esi tikrai pasiruošęs 100% tapti tėvu arba mama? Va tą klausimą, man atrodo, mes šeimoje visą laiką turėtume vaikam užduoti, dėl to, kad malonumas yra labai fain, bet aš netikiu, kad 100% yra bent viena. Aš labai labai sutinku su tavim, Jurgita. Esmė yra tokia, pavyzdžiui, moksliniais tyrimais įrodyta, ar ne, kad mergaitės, kurios pradeda labai ankstyvus tos lytinius santykius, jos turi mažesnę savivertę iš tikrųjų. Ir jos turi tokį savęs nuvertinimo jausmą ir jos dažnai yra linkusios vis pereiti į kitus santykius. Nėra to sugebėjimo kažkokio tai tęsti tą santykį, 2 žmonių santykį tarpusavį, ar ne, vystyti jį. Ir čia yra labai didelė bėda, kada pradedam labai anksti tos lytinius santykius, ypač kai mergaitės tą daro. Vyrukai, truputėlį viskas yra kitaip. Kaip aš ir sakiau, yra labai įdomus mokslinis tyrimas apie tai, kaip anksti apskritai paaugliai pradeda tos lytinius santykius. Tai pasirodo, kad nuo 1960 metų mergaičių iš esmės amžius nesikeitė. Tada, kada pradėdavo lytiškai bręsti, tai tie lytiniai pirmieji santykiai, jie gan greitai ir pasireišdavo. Tai gali būti ir 14, ir 13 netgi metų gali būti. Dėl to, kaip sakiau, ypatingai svarbu supažindinti tą mergaitę su saugumu apskritai. Su to, kokia pasekmė viso to gali būti. Tai va, o berniukai, jie truputį kitaip viską žiūri, ypatingai dabartinėme gyvenime, kadangi jie truputėlį šiuo momentu jau yra užsidarę savo burbule kompiuterinių žaidimų, elektroninėme tokiame pasaulyje. Ir pasirodo, kad palyginus su 1960 metais ir dabar 2023 metų duomenimis, iki 18 metų vaikinai visgi jų daugėja tų, kurie neturėjo lytinių santykių ir kai buvo 6,8%, dabar mes jau turim 26,9% žmonių, kurie nėra turėję lytinių santykių. Čia aš nekalbu apie masturbaciją, čia aš kalbu apie tarpasmenį santykį, vyro, moters. Bet žinai, kaip aš sakau, lytiniai santykiai, fiziologiją aš suprantu, bet kadangi aš energetiškai visus dalykus matau ir aš matau, kas toliau vyksta ir kaip vyksta ir labai daug turiu situacijų visokiausių, reiškiasi, nes kas vyksta moteris, reiškiasi, tai tu įsivaizduoji, kiek tu energijos turi ir kiek tu laidų dabar išdalinai aplinkui. Kiek tu turi atiduoti tos energijos. Čia taip. Ir kas tada lieka tau, ir va tada tavo tas paaiškinimas, kad tos merginos, kurios pradeda labai anksti tą dalyką, ne, ir savivertė yra žema, nes jinai bando visiems įtikti, visiems patikti, supranti, o kas jinai, o ko jinai nori,
o kas yra apie ją, nes lytinis santykis ypatingai pirmas, jis yra lygiai taip pačiai, kaip, žinai, mes kalbėjome apie tą pažinimą savo kūno, kai tau ten yra 5-6 metai ar 4. Vienas dalykas, bet čia yra, tu eini į santykį su kažkuo. Ir koks jisai bus tas pirmas santykis, tai labai lemia tolimesnį tavo visą seksualinį gyvenimą. Ar aš teisi ar ne, nes psichologinė prasme tikrai... Manau, kad labai teisi ir būtent apie tai, ką tu šneki, čia jau yra suaugusio žmogaus tolimesnis vystymas. Tai va, kai yra paaugliai ar ne, tai jie tiesiog išbando, pasiema pūlą tų žmonių ir bando, žiūri ir tai pažįsta save iš tikrųjų. Nebūtinai yra iš karto mes šnekam apie seksualinį kažkokį santykį. Tai mes šnekam apskritai apie bendravimą, apie kas patinka, kas nepatinka, apie flirtą, paprastą tokį dalyką, ar ne? Ta prasme, kažkokį kontaktą, apskritai kontaktą tarp žmogaus. Taip. Tai va, tai paskui jau kai tas žmogus bręsta, jam pradeda būti svarbu ne tik tai, kad jisai patirtų malonumą, bet ir tai, kad jo partneris patirtų malonumą. Ir čia jau yra subrendusio žmogaus, taip sakant, išsivyščiusio žmogaus kažkoks suvokimas, kaip turi, kas tas seksualinis santykis yra, ar ne? Tarpusavio santykis apskritai kas yra. Tai va, tai vaikai dėja, jie neturi šito dalyko, paaugliai dažniausiai ir jiems yra svarbiau patirti patiems kažkokį tai jausmą, išsiugdyti kažkokį tai jausmą. Ne tiek svarbu gal, kad tas jų partneris turėtų gerą laiką tuo momentu. Tai va, tai čia truputį ir skiriasi. Kai kurie paaugliai, aišku, ir suaugę labai greitai subręsta ne tik fiziškai, bet ir psichologiškai ir tą santykį kūrė labai eina į tą santykį ir tie santykiai irgi gali būti ilgalaikiai. Čia niekada negalima, taip sakant, paimti visų ir sudėti vieną bliūdą. Ne? Taip nevyksta dalykai. Bet čia, jeigu mes šnekėtume apie daugumą, ar ne, ir yra mažuma, kuri greičiau visą tai pereina, visus šituos etapus. Bet jeigu vaikystės etape ir paauglystės etape turim kažkokius sutrikimus, ar ne, tada turėsim labai labai daug bėdų vėliau savo gyvenime, ką aš ir matau savo praktikoje. Tai viena iš tų bėdų, ką norėčiau iš tikrųjų paminėti, tai yra labai perdėta vizualizacija. Ta, ką mes gauname iš aplinkos. Dažniausiai tai yra vaizdinė vizualizacija, tai yra pornografiniai filmai, įvairių žurnalai, bet dabar jau ir šiaip medijoje matom daug nuogo kūno. Ir tas nuogas kūnas, ką jisai padaro, jisai tampa įprastas dalykas. Ne? Tai kai mes matom daug nuogo kūno ir tai tampa įprasta ir tai labai greitai prieinama, aš dabar noriu ir dabar galiu atsiversti internete ir iš karto pasižiūrėti, tai tampa labai nebeįdomu. Tai yra hiperstimulacija atsiranda. Ne? Ir dažniausiai su šituo dalyku vyresniems žmonėms problemų nekyla. Bet kai mes turim jaunimą, turiu omenyje jau nuo 18 metų iki kokių 25 metų, mes turim daug problemų šitoj srity, ypatingai daug problemų dėl tos hiperstimulacijos. Gaunasi, kad jau to tikro lytinio akto metu nebesugebama susijaudinti iš esmės. Taip, žiūrint į tą žmogų, nuogą žmogų, turėti tokią erekciją, pakankamą erekciją, kad galima būtų penetracija, kad galimas būtų lytinis aktas. Ir tada kitas dalykas, žiūrint pornografinius filmus, kas nutinka, yra skirtingas įsivaizdavimas, kaip yra realybėje. Kai mes turim tuos pirmosius lytinius santykius ir tas žmogus prisižiūrėjęs pornografinių filmų ateina į santykį su kitu žmogumi, kas nutinka, arba jisai nusivilia tuo, kas įvyksta, ar ne, arba tas žmogus nusivilia tuo priešingos lyties atstovu, su kuriuo yra kartu. Arba iš vis neįvyksta joks santykis. Irgi įmanomas toks dalykas. Ir ką tada daro vyrai? Bėga pas urologą tiesiu taikymu ir sako, žiūrėkit, kažkaip tais nesigauna man. Duokit man stebuklingą piliulę, kuri man padėtų išspręsti problemas. O piliulės tokios nėra. Viskas yra žmogaus galvoje, iš tikrųjų, ar ne? Ir ką urologai pasako? Sako, žiūrėkit, yra hiperstimulacija, jūs dabar tokį susilaikymo periodą padarykit. Sakykime, jeigu jūs labai intensyviai masturbuojatės kiekvieną dieną, nutraukit šitą, nedarykit savaitę laiko to. Ir pamatysit, kad
po tos savaitės tas malonumas bus žymiai, žymiai didesnis. Ir žymiai greičiau susijaudinsit, nes bus nutraukimo tas laikotarpis kažkoks, ar ne? Taip. Tai čia irgi toks labai įdomus aspektas yra. Aš netgi turėjau tokių klientų, kurie, turi problemą ir iš tikrųjų ant tiek mūsų protas yra galingas, kad jeigu mes, vyras, aš esu vyras, įsivaizduokime mane, ir aš pastoviai galvoju, kaip man kažkas nesigaus, kaip aš negalėsiu patenkinti savo moters ar dar kažko. Tai kai tu jau atsiguli su jai lovą ar kažkur atsirandi aplinkoje, kur tu jau eini, ir kas įvyksta iš tikrųjų, viską, ką jisai galvojo, viskas įvyksta 100%. Tai sakau, dabar tavo užduotis tik vienintelė, nes tavo vaizduotė yra labai gera, aš jau matau. Dabar tavo tikslas yra tiesiog daryti viską priešingai. Ir ką tu galvoji, viskas taiga Ir pasikeičia. viskas pavyksta. Bet aš žinai, kodėl taip yra. Čia yra visiškai fiziologinis paaiškinimas to. Tu grinai iš tos psichologinės pusės pasakei, labai gerai. O aš dabar paaiškinsiu apskritai fiziologiją, kokia yra. Ne, labai paprastas dalykas. Kai yra seksualinis santykis, tai kai yra seksas, yra dvi sistemos veikiančios. Simpatinė ir simpatinė nervų sistema. Parasimpatinė nervų sistema, tik paprastai labai tariant, ar ne mediciniškai, nemoksliškai, kad visiems suprast galima būtų, tai yra ta sistema, kuri veikia, kada mes esame atsipalaidavę. Ar ne? Mes esame patenkinti, atsipalaidavę, tada įvyksta ir erekcija tos sistemos. Pasekoje moterim prieangio liaukos įsijungia į darbą ir tenais taip pat galimas dėl to lytinis aktas be skausmo. Tai va. Tai čia tiek tai lyčiai yra. Kai įsijungia simpatinė nervų sistema, yra stabdomas lytinis aktas automatiškai. Yra makšties sausumas, yra stok, kaukis, bėk, vienu žodžiu, bėk iš čia, iš esmės. Ar ne? Lytinis aktas yra neįmanomas tokiu atveju arba įmanomas su skausmais, nepatiriant malonumo. Tai šitos dvi sistemos yra atsakingos labai smarkiai ir jos labai smarkiai susijusios. Jos yra nevalingos. Tu jų negali priversti kažką daryti. Tu gali tiesiog įjungti savo smegenis tuo momentu, arba išjungti savo smegenis, gal taip geriau būtų pasakyti, išjungti savo smegenis tuo momentu ir tiesiog pasiduoti vyksmui tam, kuris tuo metu vyksta. Jo, nes iš tikrųjų, kai aš uždaviau klausimą tam savo klientui, sakau, bet ryte, kai 5:30, kas vyksta tavo kūne, sakau, tau vyksta fiziologiškai viskas, kas turėtų vykti, nes 5:30, aš žinau iš patirties, kad, tai yra natūraliai vyram, tiesiog yra ta erekcija, kuri vyksta. Sakau, jo, tada viskas gaunasi, sakau, tai tu supranti, kodėl gaunasi. Jo, tikriausiai aš neturiu laiko pagalvoti, kad nesigaus, sakau, taip, tu neturi laiko pagalvoti, kad nesigaus ir tada tau viskas gaunasi. Tai va, ir taip galėtum būti puikiai specialistė, urologė. Nes ką aš taikau savo praktikoje visą laiką, kai ateina žmogus bijodamas kažkokių organinių priežasčių, tai yra kūno kažkokių pakitimų, dėl ko galėtų būti, sakykime, tie sutrikimai seksualiniai. Tai pirma, ko aš paklausiu, tai yra, ar yra spontaninės erekcijos, ar ne? Tai spontaninė erekcija tai ne tik ta rytinė erekcija. Tai yra erekcijos, kurios vyksta visos paros metu, bet dažniausiai naktį vyksta ir jų būna labai daug. Mes taip pat miegam ir jų nematom ir jų nejaučiam. Ir tai yra visiškai refleksinis dalykas. Tai nėra dėl to, kad vyras tuo metu sapnuoja kažkokį tai erotinį sapną. Ne, visiškai. Tai yra fiziologinis dalykas ir tuo metu vyro varpa yra aprūpinama tiek krauju, tiek deguonimi. Ir tai tiesiog fiziologiškai taip vyksta. Jeigu mes dabar neturėtume tų spontaninių erekcijų, mes iš karto galvotume, kad galbūt yra kažkokie tai kiti pakitimai. Tai pavyzdžiui, neurologiniai pakitimai, gal impulsas nesklinda iki to nervo dorsalinio. Arba galbūt yra dubens dugno kažkokie tai pakitimai. Kas dar galėtų būti? Dažniausiai kraujotaka sutrinka tenais. Ir tai yra pirmas, taip sakant, toksai skambutis jau raudono vėliavėlė, kad reikėtų iš tikrųjų nueiti ne pas urologą, o pas kardiologą. Tai yra pirmas ženklas, kad yra širdies kraujagyslių sistemų sutrikimai. Taip pat, jeigu mes turim cukrinį diabetą, čia jau vyresnėme amžiuje dažniausiai, tai taip pat turime tokių organinių priežasčių. Jeigu vyras ateina iki 35 metų, kokia tikimybė, kad jis visgi turės organinę priežastį? Labai maža, nebent
labai aiškiai žinom, kad jis turėjo stuburo traumą, ar ne, tada taip. Arba, sakykime, turėjo varpos lūžį, irgi yra įmanomas dalykas, tada surandėja ta vieta ir gali būti erekcijos sutrikimai. Tai va, visos kitos priežastys, tai yra galvoje. Jo, ir žiūrėk, dabar dar daugelis to amžiaus, sakykime, tokio vidurinio, sakykime, amžiaus vyrų, dabargi labai populiaru nueiti pas daktarą ir paprašyti, žinai, mano testosteronas per mažas, ar tu gali man duoti papildų, ar ten kažkokių tai, reiškiasi, priemonių ir visų kitų dalykų. Kas čia vyksta, tu man pasakyk? Anksčiau ten 30-mečiai, 35-40 metų, man atrodo, apie tokių klausimų nebūdavo. Ar taip yra iš tikrųjų, ar čia yra daugiau toksai... Mes šnekam apie kokio amžiaus vyrus? Maždaug nuo 30-40, nuo 30-50 metų, va šitame amžiuje. Taip, tai kadangi yra daug informacijos internete, ypatingai daug informacijos internete, kas vyksta, žmonės gerai, kad moka skaityti ir skaito, ar ne? Labai puiku. Puiku, kad domisi savo kūnu, bet dažnai skaitydami prisiskaito visokių, nelabai teisingų dalykų. Iš esmės, testosterono kiekis, kad būtų sumažėjimas tokio amžiaus žmogui, ypatingai retas dalykas yra, tai yra jau endokrininės sistemos sutrikimas, arba jeigu yra, sakykime, sėklidžių sumažėjimas. Kodėl dabar tokio amžiaus žmogui galėtų būti sumažėjusios sėklidės? Kaip tau atrodo, Jurgita? Nežinai? Neįsivaizduoju, žinok, man labai... Tai aš dabar pasakysiu, nuspėk. Vieną dalyką žinau, nes, nežinau, ar tai įtakoja... Tikrai nesu medikė, bet reiškiasi tai, ką dabar vyrai daro įdami į sporto klubą ir geria tuos visus miltelius, tai man, nerima kelia ir aš stengiuosi... Tu tiesiog atsakei į savo klausimą pati, taip. Ir tai yra iš tikrųjų ne miltelių tų gerimas, o taip testosterono pagrindo preparatų vartojimas. Kas nutinka, yra stabdoma sistema pagumburio hipofizės. Ir nebėra tų gonadoliberinų, nebėra liuteinizuojančių hormonų, kuris skatina testosterono gamybą sėklidėse. Ir kai sėklidės nefunkcionuoja, kaip aš sakau, visų organų, kurių mes nenaudojam, jie visi nyksta, jie visi mažėja, jie visi atrofuojasi. Tai jeigu mes naudojam testosteroną išoriškai, tada, kada mūsų testosterono kiekis, tai yra mūsų, vyrų testosterono kiekis yra normalus kraujyje, mes padarom savo didelę meškos paslaugą, todėl kad sėklidės nebeatlieka savo endokrininės funkcijos, ar ne? Ir jos mažėja, iš esmės. Ir mažėja gan greitai, ir jeigu mes turime pastovų tą vartojimą testosterono preparatų, iš esmės, po pusės metų, po metų gali būti jau nebegrįžtami pokyčiai. Ir tai kenkia vaisingumui, tai kenkia labai smarkiai. Labai gerai, tai va reiškiasi atsakymas. Tai čia jeigu mes turėsim tą pūlą žmonių, kurie yra, sakykime, iki 40-45 metų. Ir tada visas kitas pūlas žmonių, tai yra vyresni vyrai, mes tikrai turim testosterono mažėjimą tuo laikotarpiu ir tai yra dėl kelių priežasčių. Tai viena iš tų priežasčių ir labai svarbi yra nutukimas. Tai kodėl visą laiką urologai patarė ir dėl prostatos sveikatos, ir dėl bendros sveikatos, ir dėl erekcijos turėti fizinį krūvį, todėl kad nebūtų daug riebalinio sluoksnio ir būtent tų visceralinių riebalų, pilvinio nutukimo, nes tai, ką padaro, tai didina estrogenų kiekį labai labai smarkiai. Tada mes turim testosterono sumažėjimą. Ir tada, ką mes turim, testosteronas yra varomasis hormonas apskritai vyrams. Tai ne tik šnekant apie lytinio akto iniciaciją, ne tik apie tą pradžią norą mylėtis, bet ir apskritai apie nuotaiką ir užsivedimą daryti kažką. Tai reiškia, be testosterono mes turim vyrą, kuris sėdės ant sofos, nenorės keltis ryte, nenorės nieko daryti, neturės jėgų apskritai ir turės tik tai depresinę nuotaiką. Dabar supratau, kodėl man nerima kelia, kai aš, daug keliauju ir matau tos su terbelėm vaikščiančius vyrus, supranti, kuriems ten, nežinau, man į vyrą ten mažai panašumo yra. Ir va tuos visus, kaip tu sakai, sėdžiančios ant sofos, mane tiesiog siutas ima, reiškia, man norisi, kad, Bet ar tu matai, kokios konstitucijos tai vyrai dažniausiai būna? Taip, tai būna visiškai... Viršsvorį turintys vyrai, taip. Jo, ir visiškai nevyriškų formų pas jos iš tikrųjų. Taip. Didėja krūtis,
Ta prasme, ir jie patys labai jų psichologija tokia, kaip sakiau, pasidaro. Jie tokie lėtesni pasidaro, jie nieko nenori. Aš ką matau, atkeliauja pacientai pas mane, dažniausiai atkeliauja su žmonomis ir žmonos tiesiog kaip mamos pasakoja ir aiškina ten visokiausius dalykus jiems. Taip. Tai reiškia, jie net patys neteina. Jie dažniausiai patys neteina. Ateina žmonos dėl to, kad turi nusiskundimų vyrais. Ai, tai jisai nesirūpina, ai, tai jisai kažko tenai nedaro. Susako visus vaistus gydytojai, kokius vartoja, nes vyras tiesiog sėdės, tu jau matai, kad jisai yra tikrai depresinės nuotaikos. Ir kai jau mes turim tokį variantą, tada testosterono kiekį kraujyje būtų visai pravartu pasitikrinti. Nes galime taikyti testosterono terapiją, kad pagerintume gyvenimo kokybę. Jo, o dabar žinai, apie ką labai aš noriu, Ramune, kad tu pakalbėtum ir papasakotum mane, kai mes pradėjom nuo tų mažų dienų apie tą kūną, apie pajutimą, apie tą malonumą. Kodėl, reiškia, gal tavo amžiaus mažiau žmonės, ypatingai moteris, jau čia aš noriu daugiau kalbėti apie moteris, reiškia, gal tavo amžiaus jau daugiau kalba apie tai, kad mums reikia patirti pačio malonumą tam, kad galėtumėm žinoti, ko prašyti iš to partnerio arba ko tikėtis iš to partnerio. Bet mano amžiaus kartos moteris labai retai apskritai apie tai užsimena, kalba ir ko nors klausia arba domisi arba skaito dėl to, kad, toks kažkoksai lyg tai čia kažkokie, tos pačios emocijos gėda, negražu, nepadoru, ne? Ir apie tai, kad draugės atsisėstų ir pasikalbėtų apie vibratorius arba kažkokias technikas, tarpe tikrai tokių yra labai nedaug. Nežinau, pas jūs, aš kadangi esu tipsų gavus iš tavo amžiaus moterų, tai aš suprantu, kad ten šiek tiek atviriau. Galėtų pasidalinti, kaip čia viskas vyko. Tikrai sakyčiau, kad atviriau galbūt šneka ta 90-ųjų metų karta, kuriai aš priklausau, bet ir sakyčiau, kad ir vyrai daugiau šneka, žinokit, šitos kartos. Taip, kartais galima susidaryti tokį burbulą, kad, ateina pas tą urologą ir čia visi šneka apie tai. Bet jie ir ateina su tikslu, jie ateina tikslingai. Ką aš matau, visgi drįsčiau aš taip suabejoti šituo klausimu apie tai, kad tikrai visi labai čia atvirai šneka, nes dažniausiai tie pokalbiai būna kokie. Urologo kabinete ateina, pradeda šnekėti apie tam tikras problemas ir jau kai būna konsultacijos pabaiga, būna, dar žinokit, gydytoja, nepasakiau kažkokio dalyko, bet čia labai greitai, čia tik tai. O iš tikrųjų, kai mes šnekam apie seksualinę tą disfunkciją ir pasitenkinimo įvairius dalykus, čia jau yra visiškai, taip sakant, atskiras pūlas urologijos, seksologijos ir tam reikia laiko. Išsiaiškinti visas tas priežastis, pasekmes, kas ir kaip, tam reikia laiko. Neužtenka 5 minutės iki konsultacijos pabaigos, išrašykite tą tabletėlį ir man čia pagelbės. Todėl, kad tai yra labai platus dalykas, kas apskritai skatina mūsų tą seksualinį elgesį, ar ne? Ir yra toksai biopsichosocialinis modelis, ar ne? Tai reiškia, kad seksualinį elgesį skatina tiek endokrininė sistema, tai yra mūsų hormonai, tiek neurologinė sistema mūsų. Taip pat genetika mūsų gali skatinti, nes būtent genetika, ką jinai padaro, nurodo, kiek tų hormonų apskritai turi būti organizme, ar ne, ir kokie tie ryšiai tarpusavio turi būti. Ir kaip tie hormonai smarkiai turi veikti smegenis ar neturi veikti smegenų, ar ne. Ir čia yra viena sritis, tokia medicininė sritis, ar ne, bet visa kita yra socialinė sritis, ar ne. Tai reiškia, tai, kaip mes elgiamės, įtakoja mūsų šeimos modelis, ką mus mokė, mūsų įsitikinimai labai daug įtakoja, mūsų religija įtakoja, tai, kas yra tabu, irgi įtakoja. Tai negalima, taip sakant, seksualinės disfunkcijos numesti tik tais ant fiziologijos. Kaip sakiau, dažniausiai vis tiek tai yra kažkokie psichologiniai aspektai, nuo mažų dienų paauglystės, ankstyvų lytinių santykių. Tai mūsų karta galbūt daugiau turėjo tos informacijos. Apskritai, mes jau turėjom internetą, mes jau daugiau galėjom ten susižinoti visokių dalykų ir netgi daugiau tokių ne iš lūpų į lūpas dalykų, o tikrai moksliniais tyrimais pagristų straipsnių perskaityti, ar ne, jau tai buvo prieinama. Ir gan dėl to ta 90-ųjų metų karta, tai dar 86 metų nuo tada, reiškia visai taip
atvirai savo nuomonę šitą temą, ar ne, ir daug kalba apie pasitenkinimą, apie moterų ypatingai pasitenkinimą, kas kažkaip tai buvo užmiršta anksčiau. Jūsų karta truputį visgi Sovietų Sąjungos karta, kada nebuvo sekso, nebuvo pasitenkinimo, vaikai gimdavo tiesiog iš oro tikriausiai, ar ne? Tai va. Tai bet tu jau tikriausiai daugiau man gali papasakoti apie šitą kartą, savo kartą. Jo, Kaip jo. yra iš tikrųjų? Tai vat tas ir buvo, žinai, kad visą laiką vat mes augom su tuo, aš labai gerai atsimenu, ir mano mama auklėjo, mano seksualinis lavinimas buvo labai paprastas. Neprisidaryk vaikų iki vestuvių, nes nebus baltos suknelės ir nebus vestuvių. Reiškiasi, tai kaip aš augau, man tai buvo visada labai įdomu. Aš nuo mažų dienų atsimenu, kad man ta tema buvo visada labai labai įdomi. Bet aš visą laiką jaučiau ir visą laiką mane, kaip tu sakai, mušė per nagus, tai manęs fiziškai nemušė per nagus, bet man visą laiką sakydavo, jeigu aš net nedrįsdavau iš tikrųjų klausti nieko tą temą, dėl to, kad man visą laiką tik tai mane gazdino ir būdavo pasiekmės aiškinamos, kas bus, jeigu atsitiks taip arba naip. Vietoj to, kad paaiškinti, o tai kodėl čia man negalima, bet man taip įdomu, ne, o kodėl čia taip viskas yra, žinai, nieks apie tai absoliučiai nekalbėjo. Ir tokiu atveju, žinai, kai tau jau yra 40 ir staiga tau kažkas pradeda pasakoti kitaip, ne, ir aš girdžiu informaciją, jau tada matai, jau pradedi dirbti su savim, nuiminėjai tos blokus gėdos ir visų kitų dalykų. Tada tu supranti, kad, Dieve, koks malonumas. Taigi tikrai man reikėjo dagyventi, kaip viena draugė man sako, man reikėjo dagyventi 46 metus, kad tai patirti. Ir tada tu supranti, kad kiek tas kūnas mums sutvertas ir duotas, kad mes jaustumėm tą malonumą, kad mes galėtumėm jį patirti, nes kai mes esame toje būsenoje, va tada vyksta manifestacijos, va tada visi aplink mus yra laimingi ir džiaugsmingi. Ir šitoj vietoje, žinai, kaip aš sakau, kažkam vis tiek yra tai naudinga, kodėl mus, va taip slopino, arba ne, tas gėdas ir tas visas programas mum instaliavo, kaip tu paminėjai, religinius dalykus, nes visą laiką buvo sakoma, kad tai yra negražu, negerai, kada čia pradėjo apie vibratorius kalbėti ir apie kitokius dalykus pradėjo kalbėti. Nebaisiai čia seniai, nesakykim, gal 20 metų, gal jau prasidėjo tai, bet anksčiau mano laikais, kai aš ten buvau, 13-14 metų, apie tai iš viso niekada nei nemačius, nei negirdėjus. Jei kas nors būtų parodę, tai tikriausiai būčiau nukritus. Tai va šitoj vietoje tiesiog mes turim suprasti ir kažkaip tai aš taip galvoju, kad kodėl aš darau šitą pokalbį su tavim, dėl to, kad aš noriu visus pakviesti tyrinėti save ir pakviesti daryti tai, ko niekada nedarei, ko niekada nebandei, dėl to, kad kūnas mums duotas patirti malonumui. Teisingai? Taip, bet aš ką noriu pridėti, kad tam, kad patirtą malonumą, visgi tą fiziologiją savo turi žinoti. Tai yra labai svarbu. Ir priešinga lytis irgi turi gerai suvokti priešingos lyties fiziologiją. Tai pavyzdžiui, ką norėjau pasakyti, pradėjau šnekėti, bet kažkaip tai taip ir pamiršau visą tai. Apie tas stadijas sekso. Apskritai yra 4 stadijos. Pirmoji yra potraukio stadija, ar ne, tada, kada įjungiamos visos juslės. Ir tai, galima sakyti, seksas gali prasidėti ryte, kai, sakykime, yra kažkokia flirtas, yra kažkoks tai toks susijaudinimas, pasiruošimas, ar ne, tai nebūtinai turi būti, nežinau, šiandien 8 valandą įvyks dabar sueitis. Vėliau, jau kai įvyksta erekcija, jau kai moteris susijaudina, vyksta ta susijaudinimo fazė, anksčiau vadinta plato fazė. Ir jos metu jau reikia fizinės stimuliacijos. Tai yra stimuliuojamos erogeninės zonos. Tai irgi yra labai svarbus dalykas, kad vyrai žinotų, kad tos erogeninės zonos nėra vien tik tai ten išorinės vidinės lytinės lūpos ir klitoris. Ne, čia yra paskutinė vieta, prie kurios reikėtų eiti ties moterimi, kadangi ta pirma stadija vyram įvyksta labai greitai, ar ne? Ta erekcija gan greitai įvyksta, jeigu viskas kaip ir yra tikrai, nežinau, ir vaizdinė, ir visokia erotinė kita stimuliacija. Moteriam, ar žinot, kiek vidutiniškai reikia laukti iki to pilno sujaudinimo?
Man atrodo, Kiek reikia dirbti vyrui? 60 minučių atrodo kažkur skaičiau. 20 minučių. Taip, O, iš esmės vidutiniškai 20 minučių, mažiausiai 14 minučių tam, kad būtų apskritai kažkoks susijaudinimas, ar ne, kad įvyktų tas lytinis aktas, kad moteris galėtų atsipalaiduoti ir kažkaip tai pasijusti jaukiai visoje toje situacijoje ir kad vėliau galėtų įvykti orgazmas. Ne, orgazmo trukmė irgi yra labai skirtinga ir tas orgazmas yra skirtingas moterų. Vyrų tai yra vienas iš esmės. Mes dažnai sakom, orgazmas tai tada, kada yra vyro ejakuliacija. Ne, tai nėra tas pats. Tai yra tik tai vienas, taip sakant, stepas, vienas žingsnelis, bet įvyksta ir kiti dalykai vyro organizme. Pagreitėja širdies ritmas, tuo pat metu susitraukia skersaruožiai ir lygieji raumenys ir jie staigiai atsipalaiduoja, raukas netgi susitraukia ir tai ir sukelia malonumą. Taip sakant, bendras pūlas šitų jausmų ir yra orgazmas, ne tik sėklos išsiliejimas. Dėl to, pavyzdžiui, kai mes turim pacientus, kurie neturi kanalėlių, neturi, sakykime, yra prostatos operacija atlikta, bet jie orgazmą vis tiek gali pajusti. Taip, jie neturės ejakuliacijos fazės. Jie jos neturės, nes spermos kanalėliai jų jau nebėra, jie sunaikinti. Bet jie gali patirti orgazmą kitaip. Kadangi, kaip sakiau, tas orgazmas nėra vien tik tai ejakuliacija. Moteris ejakuliacijos neturi. Šiaip turėtume taip sakyti, kiti sako, kad gali ejakuliuoti moteris, bet tai ne visai tiesa, nes jis neturi spermos, tai negali ir ejakuliuoti. Iš esmės, moteris, kas įvyksta jos organizme, tai yra raumenų susitraukimai staigus ir atsipalaidavimas ir makšties ir gimdos irgi susitraukimai ir atsipalaidavimas. Tuo momentu, kai vyksta orgazmas. Tada patirima yra tokia euforinė būsena, ar ne? Ir dabar didžiausias skirtumas, ką reikėtų žinoti abiem pusėm. Tiek moterim, tiek vyram. Tada jau yra refrakterinis periodas. Kilo, užkilo, staigiai refrakterinis. Tai va šitą rodau iki X ašies nukritimą, tai yra vyrų. Po ejakuliacijos yra refrakterinis periodas, kada nepaisant mūsų norų, nepaisant mūsų pastangų visų didžiausių, neįvyks erekcija. Neįmanomas antras pakartotinis lytinis aktas. Ir tai priklauso nuo vyro amžiaus iš esmės. Tai jeigu tai yra jaunas vyras, tai gali būti nuo 4 minučių, bet gali būti ir iki 24 valandų ir net daugiau. Ir moterim yra truputėlį kitaip. Moteris čia yra apdovanotos, todėl kad yra tas periodas, ar ne, užkylam iki aukščiausio taško ir tada nesileidžiam iki pačios apačios. Leidžiamės kažkiek ir sujaudinimo metu vėl galim patirti orgazmą. Ir vėl, ir tie orgazmai gali būti simultaniai. Reiškia, vienas po kito einantys orgazmai. Ir jų intensyvumas nebus mažesnis, bus netgi didesnis. Ir vyras, ką turėtų žinoti, kaip sakiau, tai gali būti įvairūs orgazmai. Tai gali būti ir oralinio sekso metu patiriamas orgazmas, tai ir vaginalinio sekso metu patiriamas orgazmas. Ir apskritai tiesiog erogeninių sričių lietimas ir tuo metu patiriamas orgazmas. Nebūtina iš karto moterims lįsti į kelnaitės. Tai va, tam, kad jos patirtų orgazmą, kartais netgi galbūt pirmiau reikėtų pradėti nuo kitų erogeninių sričių sujaudinimo. Tai tokie truputėlį skirtingi dalykai. Ja, aš netgi perskaičiau vieną knygą labai gerą, yra malonumų blueprintas. Reiškia, kad mes esame kiekvienas iš mūsų, nes mes labai dažnai prisižiūrim, prisiskaitom ir galvojam, kad mes visi čia turim pagal vieną karpalių ten mylėtis arba patirti tą malonumą. O iš tikrųjų ne, mes esame visi labai labai skirtingi. Vieniem nereikia net fiziologinio prisilietimo, nereiškia energetinio lygmenyje vyksta orgazmai. Reiškia, kitam reikia kažkokių tai, ekstra dalykų. Čia mes esame labai labai visi skirtingi, tai tiesiog kam įdomu, tikrai aš įdėsiu į mūsų podcasto, reiškia, aprašymą tos knygos pavadinimą. Nežinau, manau, kad lietuvių kalba tikrai jos nėra, aš esu angliškai skaičiusi ją, bet tikrai mes turime visi skirtingus tos blueprintus ir kai mes pradedam pažinti save, suprasti, o kas aš esu, o kas man patinka. Ir visą laiką užduoti savo klausimus, o kur man malonu, o kas man malonu. Aš vieną temą, paliečiau irgi, ką apie moteris ypatingai gimdžiusios daug kartų nekalba apie tą mūsų dubens dugną.
kur irgi tokia tabų tema. Žinai, jau kai jau ten yra fiziologinė problema ir jau nebelaiko šlapimo, tada dažniausiai moteris Tada apie atkeliauja. Tai kalbėti jo. Bet iki to dažniausiai jinai net nesusirūpina, jeigu nepatiria malonumo, sakykime, lytinio akto metu, jinai negalvoja net apie tai, kad tai gali būti pasiekmė, sakykime, va šito dalyko, disfunkcijos. Va ar tu irgi susiduri su klientėm, kurios ateina su tais klausimais? Susiduriu ir su tokiom klientėm, bet gal daugiau yra susiduriančių su makšties sausumo problema. Mhm. Ir tai mes šnekam apie vyresnio amžiaus pacientės, kurios iš esmės dėl to, kad jau yra menopauzinis laikotarpis, nebeturi pakankamai estrogeno. Ir kas nutinka, makštis tikrai tampa sausa, pasikeičia mikroflora, gali prasidėti šlapimo takų infekcijos, šlapimo nelaikymo epizodai ir įvairūs kiti dalykai, tiek urologiniai, tiek ginekologiniai. Nu ir ką mes galim padėti joms? Iš tikrųjų daug galim padėti. Ir čia yra labai svarbu, kad tai yra minimaliai invazyvūs įvairūs metodai. Taip, su šlapimo nelaikymais, čia truputį kita tema būtų, bet jeigu mes šnekam grynai apie makšties sausumą ir apie tą nemalonų lytinį aktą, nes dažniausiai taip ir būna vyresnio amžiaus moterims, ar ne, jos dėl to pradeda vengti iš esmės, pradeda nebenaudoti savo makšties ir kaip sakiau, kas nutinka, jinai siaurėja, mažėja ir tada pasidarom savo meškos paslaugą irgi. Tai yra dabar tikrai gydymo metodai, yra hialurono injekcijos į makšties gleivinę sienelę. Yra įvairūs makšties atjauninimo metodai su ultra aukšto dažnio ultragarsu ir labai efektyvu. Taip pat, jeigu taip nuo pačių paprasčiausių, aš iškart čia taip nuo invazinių pradėjau, bet iš tikrųjų tai estrogenų pakaitinė terapija ir tai nebūtinai geriamas estrogenas, kuris visgi turi riziką sukelti kažkokį vėžį, tai yra vietiškai žvakutės estrogeno, kur nepatenka į kraujotaką, tai yra labai maži kiekiai to estrogeno, jis negali sukelti jokio vėžio. Nieko. Čia dažniausiai bijo, ko moteris bijo vartoti, dėl to, kad bijo, kad išsivystys krūties arba kiaušidžių vėžys, gimdos vėžys, ar ne, dėl estrogeno pertekliaus. Ne, neišsivystys. Ten viskas vietiškai tiesiog padeda sutepti tą gleivinėje, atsinaujinti ląstelėms. Tai tų metodų pilna yra. Tai yra, taip sakant, multidisciplinis dalykas tiek urologo praktikoje, tiek ginekologo praktikoje. Tai va. Nes moteris dėl šitų problemų ir pas ginekologą, ir pas urologą ateina iš tikrųjų. Nes turim problemą makštį, turim problemą iš esmės šlapimo takuose labai greitai. Nes makštis yra apsauginis mechanizmas. Ir ne? Ten sausa, keičiasi mikroflora, bakterijos keliauja, kur joms patinka. Nėra jokios apsaugos. Tai va. Ir tada pastoviai po lytinio akto ir turim irgi šlapimo takų infekcijas ir panašius dalykus. Čia jau iš urologinės pusės. Tai va. Arba makšties įtraukimus iš ginekologinės pusės irgi įmanomas toks dalykas. Tai turim sausą makštį, turim įtraukimus, turim moterį, kuri nenorės mylėtis. Stums nuo savęs visus vyrus ir apskritai sakys, kad visi šitie lytiniai dalykai yra blogis ir nenorės to daryti. Ne? Tik dėl to, kad yra skausmas lytinio akto metu. Tai va. Tai labai gerai, kad tu apie tai kalbi, dėl to, kad iš tikrųjų yra tokia mitas, netgi gal sakyčiau, yra susiformavęs, kad jeigu jau ta menopauzė, jau viskas, kaip ir lytiniai santykiai, nu va turi tas tokius nemalonumus, ne, kurie iš dalies tave stabdo nuo to, bet iš tikrųjų yra viskam išeitis, yra būdas, kaip sau gali padėti, nuėjęs pas specialistus ir suteikus pagalbą, nes kada mes patiriam malonumą, tai natūraliai mes jo norim dar, bet jeigu tai yra nemalonu, natūraliai moteris sako, man galvą skauda, ne, arba man nepatinka. Taip. Ir šitoje vietoje, kai tu pasakei, irgi labai gerai papasakai, va tas mūsų tos orgazmus skirtingus, nes labai dažnai vyrai galvoja tik apie save. Aš pasitenkinau, nu tai tau irgi gerai, o moteris dažniausiai pavaidino, kad jai irgi gerai, ne, nu čia yra standartas, ne, tai iš tikrųjų vyksta. Ir tada, nu, natūraliai ten tos 5 ar 4 minutės ir viskas kaip ir pabaiga. Ir šitoje vietoje irgi mes irgi nesam atviri tiem pokalbėm arba tom diskusijom arba kažkokiom naujom žiniom, o kaip aš galiu padaryti, kad tas orgazmas moteriai tęstųsi ten tiek, kiek jai reikia, arba kaip aš galiu padaryti, kad aš galiu pradėti nuo kitų vietų, ne? Arba, vat, kaip tu sakai, kad, ta prasme, mūsų tas visas kūnas iš principo nusėtas tais visais pojūčiais ir orgazminiam vietom, bet mes dažniausiai, nu, nesam pakankamai smalsūs ir neužduodam tų klausimų arba nedrįstam apie tai kalbėti, teisingai?
Taip, nedrįstam apie tai kalbėti ir dažnai nedrįstam kalbėti su partneriu apie tai. Tai va čia yra didelė problema, nes labai kažkaip lengva pasakyti, atėjus pas tą urologą, kad yra problema kažkokia, bet su partneriu pasakyti, kad yra kažkokia problema, yra, manau, kad sudėtingiau kartais, nes bijai tą partnerį kažkaip tai skaudinti, nuvilti galbūt, pasakius kažką netinkamo, irgi yra toksai, variantas, ar ne? Plius yra dar skirtingi ir seksualiniai poreikiai, ką reikėtų jau pačioj iš tikrųjų santykių pradžioj išsiaiškinti. Tai reiškia kiekis, kiek tų seksualinių patirčių reikia žmogui, ar ne? Ir apskritai tabų dalykai įvairūs, kada jau sakyti stop, ar ne? Tu gali vaidinti tą orgazmą, taip sakant, ar ne? Tavo gyvenimo kokybė labai labai pablogės nuo to. Tai nei tu būsi laimingas, nei iš tikrųjų tas tavo partneris bus laimingas su žmogumi gyvendamas, kuris yra nelaimingas. Labai paprasti dalykai. Ne lytinio akto metu aiškinti šitos dalykus, čia yra labai svarbus dalykas, ne tada, kada prasideda tai, ar ne, o tiesiog ramiai atsisėdus, pasišnekėti su savo partneriu ir aptarti svarbiausius klausimus. Vienas iš tų klausimų yra kontracepcija, kuris iš tikrųjų yra gan svarbus ir vyresnio, ir jauno amžiaus asmenims. Ką aš turiu omeny, kai kuriems žmonėms tenkina barjerinė kontracepcija, ar ne, o, sakykime, kai kuriems, tai yra, tikrai labai stabdo ta barjerinė kontracepcija, todėl, kad sumažėja pojūtis, ar ne? Kas yra barjerinė, tu man papasakok. Barjerinė, tai iš esmės yra prezervatyvai. Okay. Ar ne? Mediciniškai kalbėjau. Barjerinė. Barjeras vyksta. Tai aišku, sumažėja dažniausiai tiek ir partneriui pojūtis, tiek ir partneriai pojūtis. Galbūt galima aptarti yra įvairiausių kitokių priemonių, kaip apsisaugoti nuo lytiškai plintančių ligų. Deja ir barjerinė 100% neapsaugo, ką aš noriu pasakyti. Todėl prieš pradedant naujus lytinius santykius būtų labai teisinga savo atžvilgiu ir to kito žmogaus atžvilgiu visgi išsitirti nuo tų lytiškai plintančių ligų, nes kai kurios bakterijos, jos yra besimptomės. Jos, taip sakant, tyliai kenkia tam žmogui, kenkia reprodukciniai sistemai, bet iš tikrųjų jokių ten baisių skausmų, išskyrų ar kažkokių tai kitų nemalonių pojūčių nesukelia, ne? Bet gali sukelti lėtinio dubens skausmo sindromą ir tai yra labai labai svarbus dalykas. Tai reiškia, turim lėtinį dubens skausmą, dėl ko irgi gali nesinorėti kažko daryti, ar ne? Išsigydžius dažnai paaiškėja, kad čia ir buvo priežastis. Tai prieš pradedant tos santykius šituos dalykus reikėtų išsiaiškinti, žinoma. Ir tai, ar tinkat vienas kitam fiziologiškai, irgi labai yra svarbus dalykas. Dėl technikos tai gali pasikalbėti dalykus, ar ne? Bet jeigu tu matai, kad tiesiog fiziologiškai nesutampat, tai ir nesutampa. Dabar buvo labai šiaip įdomus tyrimas padarytas apie seksualinę sinchronizaciją. Nežinau, gal esi skaičius kažką panašaus? Ne, čia visiškai nauji tyrimai apie tai, kada geriausiai patiria orgazmą pora. Tai pasirodo tada, kada iš tikrųjų jie yra daugiausiai išsiaiškinę dalykų vienas apie kitą, ar ne? Labai svarbu yra būtent ta susijaudinimo pradžia, kad maždaug vienu momentu jau būtų ta stadija, kada galima yra penetracija, ar ne, ir kad neerzintų šitie dalykai, nes galbūt, pavyzdžiui, partneris labai greitai susijaudina, o partneriai reikia 40 minučių, kad tai įvyktų, ar ne, tai irgi gan sudėtingas dalykas, tada reikia kažkaip išlaviruoti. Kitas dalykas yra, kai tu gerai pažįsti tą žmogų ir kažkaip tai susisieji ne tik kūnų, bet ir apskritai kažkaip, kaip sakot, vibracijom, labai geras žodis, kiek nutinka, pastebėta, kad susivienodina širdies veikla. Ir kai širdies ritmas dažnis yra panašus abiejų partnerių, jie panašiu metu ir patiria orgazmą. Tai va. Ir pasirodo, kad čia geriausia, kas gali būti. Bet tam reikia labai stipraus tarpusavio ryšio. Tai nėra vien tik tai mechaninis veiksmas. Vien mechaninio veiksmo pasekoje tokio stipraus tikrai orgazmo, tikrai stipraus pasitenkinimo tikriausiai ir nepavyks pasiekti.
Jo, mechanikos neužtenka, vis dėlto čia reikia tų vibracijų, žinai, apie kurias aš kalbu, žinai, kaip aš sakau, mesgi visi energetiniai kūnai, viskas yra energijos, tai va, kaip sako, va, arba traukia, arba ne, yra va, toks labai labai stiprus dalykas, bet, nu, kaip aš sakau, jeigu tu nejauti kūno, tai kaip tu gali jausti, ar tave traukia, ar Tai taip, netraukia. kai tu savęs pats nejauti, kaip tu gali apskritai pasakyti kitam žmogui, kas tau patinka. Tai dar yra toksai klausimas, ar ne? Tai Ir vat nuo to reikia taip, pradėti, žinai, kaip aš sakau, moteris gali sakyti, klausyk, tu manęs nepatenkini, žiūrėk, o jeigu tau užduotų klausimą, kas tave patenkina, tu irgi tikriausiai irgi negalėtum negali pasakyti, pasakyti. kas Taip. tave patenkina. Tai va Dėl šitoj to, ką reikia daryti, pabandyti pabūt su savim. Labai irgi svarbus yra dalykas, todėl kad su savim tu esi labiausiai atviroji būsena. Tau nieko nereikia vaidinti, tau nereikia vaidinti orgazmų. Tu gali atrodyti, nežinau, nesiplaut galvos, nebūt pasidažęs, nebūt seksualiai apsirengęs, tiesiog su pižama namuose patogiai kažkur, sužinot, kas tave traukia, kas tau patinka, kokie veiksmai priveda tave prie to orgazmo. Ir kaip tą padaryti iš esmės, taip vienas būdas yra įvairūs seksualiniai žaisliukai. Vibratoriai, kulkelės, dabar visokie nauji roželės, visko dabar čionais yra, ar ne? Ir šiaip negėda yra nueiti ir pasikonsultuoti su konsultantu sekso prekių parduotuvėje. Tikrai tos moteris ir vyrai žino labai daug ką ir išbandė labai daug ir gali jums papasakoti įvairiausių dalykų. Tai va. Plius tai tikrai yra labai diskretu. Tenai tikrai viskas uždara, niekas jūsų niekur nepamatys. O jeigu bijot taip, eiti tiesiogiai kalbėti su to žmogum, viskas internete irgi galite nusipirkti ir bandyti patys šitos dalykus. Tai va. Jo, bet čia yra kelias, kaip aš sakau, į malonumą, nes daugelis turi vis dėlto ta gėda yra toks stiprus jausmas, kurį peržengti, nu labai daugeliu yra sudėtinga ir va išdrįsti ateiti į tą parduotuvę, kaip tu sakai, pasikonsultuoti, nu, tai aš galiu pasakyti, mano tarpe tai mažai kas eidavo tam tikrų metų, galbūt dabar jau daugiau eitų, bet tuo metu, kai aš ten dar minus 10 metų, tai žinai, mes ten daugiau juokelius darydavom, ne, įrodydavom pirštais, negu kad iš tikrųjų eidavom ir eitumėm ir klausinėtumėm ir bandytumėm dalykus. Tai va šitoj vietoje čia tas, žinai, sąmoningumas, bet aš kaip sakau, poroj visą laiką tas sąmoningumas, nu bent jau tiek, kiek aš dirbu su žmonėmis ir poromis, prasideda nuo moters. Aš kaip sakau, kai jinai pradeda pažinti save ir tapti savo kūno šeimininkę, tada viskas aplinkui ją pradeda keistis. Ir tas vyras tikrai yra pasiruošęs viskam, bet reikia tinkamai prie jo prieiti ir parodyti tinkamus dalykus, kad jisai nueitų ten, kur tu nori būti. Tai va čia tokia psichologinė moters žaidimų, kaip aš sakau, nu tu dar jauna, gal dar mokaisi, bet iš principo moteris iš tikrųjų yra labai galinga. Jeigu jinai nori, jinai aplink save gali pakeisti pasaulį labai labai stipriai, bet jinai arba gali jį padaryti tokį žydintį ir spalvotą, arba sugriauti, kaip aš sakau, padaryti juodą ir tamsų. Tai mes turime tas, kaip aš sakau, vienoje rankoje tą šviestuvą, žinai, tą žibintą, o kitoje rankoje mes turim durklą. Tai va mes galime netinkamai pradedant komunikuoti su savo partneriu, mes jį galim tikrai sunaikinti labai lengvai, arba mes jį galime užauginti, apšviesti ir padaryti karalių, ne, šalia kurio tau irgi bus labai gerai. Taip, bet aš sakyčiau, kad čia yra abipusis toksai dalykas. Ar ne? Nu, ta prasme, vyras labai lengvai gali irgi tą padaryti. Atrodo, sakydamas ten 100 komplimentų, viskas čia labai gražu, gerai, ir pasakydamas vieną kokią nors pastabą, gali sugadinti su savo 100 komplimentų, ar ne? Tai moteris, žinokit, irgi, kad vyrai taip pat jautrų šitiem dalykam ir komentavimas išvaizdos išorinių lytinių organų arba ypatingai seksualinio to performanso vadinamo, nedarykite. Tikrai nedarykit, padarysit daug bėdos, psichologinių problemų tam vyrui. Geriau nekomentuoti lytinio akto metu. O tiesiog ramiai pasikalbėti, nuėjus visoms emocijoms, apie tai, kas tenkina, kas netenkina, kas patinka, kas nepatinka, apie jūsų abiejų preferencijas, nesmerkiant. Irgi labai svarbus dalykas, nekomentuojant kažkokių tai, nežinau, neigiamų emocijų, neskleidžiant. Ar ne, ten, tavo varpa kreiva. Žinokit, tų tiesių varpų netiek ir daug pasaulyje yra, bet vyrai labai jautriai reaguoja į tai ir jie tikrai
iš pradžių ieško internete, kas čia per dalykas, ar tikrai mano varpa ta kreiva yra, paskui jie bėga pas urologą ir skundžiasi, kad varpa kreiva ir tiesinkit, leiskit hialuroną, darykit kažką, darykit operaciją. Tai yra tiesiog dažniausiai tik estetiniai kažkokie menki nukrypimai ir dažnai būna netgi taip, kad ta kreiva varpa suteikia daugiau malonumo negu tiesi varpa. Kodėl taip yra? Nes tiesiog lytinės penetracijos metu, stimuliuojant sienelę makšties, ten yra klitorio kojelės ir jos yra stimuliuojamos iš vidaus, yra patiriamas didesnis orgazmas, didesnis pasitenkinimas tuo momentu. Tada, kada varpa, tarp kitko, yra netiesi. Vyrai irgi žinokit, kad nebūtinai ta varpa turi būti tiesi. Taip. Bet tada, kada visą laiką yra tas pastovus komentavimas, kad čia kažkas yra negerai, ar fiziologiškai negerai, ar nežinau, dažniausiai fiziologiškai, jeigu taip sako jau moteris, ar ne, tai tikrai labai sumenkina tą vyrą, sumenkina jo kažkokią tai galią. Mums gal atrodo, kad aš tik tai ant juoko pasakiau, bet iš tikrųjų ne visai taip yra. Ir jo. Man atrodo, iš viso apie intymius santykius nei viešoje vietoje tu negali vyro komentuoti arba moters komentuoti, nes čia yra didžiausias galimas įžeidimas. Nei va tuo metu, kada vyksta tai, nes čia yra negalima, pat griežtai draudžiama. Apskritai, tai yra, ta prasme, tai yra tiesiog unikalumas to kūno, ar ne? Tu galbūt gali ten kažkokią mintį duoti tam žmogui, ar ne? Čia kartais būna tikrai dėl higienos klausimų ir tokių panašių dalykų, bet dėl tos fiziologinės išvaizdos, tai tu jau pasirinkai tokį vyrą, taip jau yra, ar ne? Tai va, ką aš norėjau pasakyti, kodėl tai yra labai labai svarbu vyram, ar ne? Jie linkę yra kompensuoti labai smarkiai. Yra padarytas tyrimas Danų, tarp kitko, tai truputį arčiau negu USA, nes dažniausiai visi šitie seksologiniai dalykai jau yra Amerikos dalykai, jie daugiausia tyrimų turi, jie turi seksologijos institutą, nuo ko ten ir prasidėjo viskas. Bet čia įdomu tai, kad tai yra kaip ir arčiau mūsų Danai darė šitą tyrimą ir buvo pastebėta, kad vyrai, kaip buvo toks klausimynas, jie turėjo įvertinti savo varpos dydį ir savo konstituciją, tai yra savo sudėjimą ir atletiškumą patys. Ir tada jau juos vertino gydytojai. Ir tada darė išvadas kažkokias ir pasirodė, kad vyrai, kurie visgi uždirba mažesnės pajamas arba turi pusės etato darbą, turi blogesnę psichologinę savijautą, jie kompensuodami teigia, kad jų varpos yra didesnės ir jų sudėjimas ir atletiškumas yra geresnis. O tie vyrai, kurie jaučiasi savo kūne, tai yra, jiem nereikia kompensuoti nieko. Jie uždirba tiek, kiek uždirba, jaučiasi gerai visame tame, yra patenkinti savo gyvenimu apskritai. Jie yra linkę vertinti situaciją labai blaiviai. Ir savo varpos dydį ir savo atletiškumą įvertina labai teisingai. Tai vyrai yra linkę kompensuoti, turėkite tą omeny. Ir kiekvienas tas pasakymas, nukrypimas ar kažkoks tai neigiamas žodis irgi gali turėti įtakos, nors gal jie ir tiesiogiai jums akis nepasakys. Jo, o va žiūrėk, dar vieną, kadangi tu esi gydytoja, aš noriu dar vieną dalyką išsiaiškinti. Esu girdėjus, kad jeigu moteris naudoja kontraceptikus, reiškia, kad jos potraukis vyram gali būti vienoks, o kai jinai baigia kontraceptikus naudoti, staiga pas ją visiškai kitokio tipo net vyrai jai pradeda patikti. Ką aš esu skaičius ir kiek domėjusis tuo, tai reiškia, kai mes vartojam kontraceptikus, mes tokios kaip apduję katės vaikštome. Ir mūsų tas seksualumas ir potraukis seksui yra toks prislopintas. O kai mes viso to nevartojame, mes vėl tampame savimi. Bet tai tikriausiai yra tiesa. Nesu aš daug apie tai skaičius iš tikrųjų, bet jeigu tai pasižiūrėt kaip vėl iš to fiziologinio taško, ar ne, ką mes padarom su visais šitais kontraceptikais geriamais. Taip, tai yra labai geras išradimas, tobulas iš esmės, ar ne, moteris gali džiaugtis seksu, bet kai kuriuom tikrai kaip pašalinis reiškinys pasireiškia ir libido sumažėjimas, pirmas dalykas, ir tai yra tikrai dėl estrogenų kiekio kraujyje, iš esmės, ar ne, sumažėja labai lytinių hormonų ir jų ypatingai ciklai sutrinka. Iš esmės turėtų keistis estrogenas su progesteronu, estrogenas su progesteronu, ar ne, o mes ką turim, pavyzdžiui, progesterono terapiją ir moteris tampa progesterono metu, kai jau to progesterono daug,
irzlios tokios, vienu žodžiu, nepatenkintas, viskuo nenori ir tos seksualinės sueities galbūt nenori tuo momentu ir nesijaučia pačios labai patrauklios savo tuo momentu, tai va, nes taip jau sudėtas mūsų organizmas. Mes žaidžiam su hormonais šiandien, ar ne? Ir hormonai, žinokit, yra pagrindinis dalykas mūsų organizme, kuris yra jungiantis kelias. Tai ir tarp mūsų įvairių nuotaikų kaitos ir visokių mūsų emocijų. Labai daug daro mūsų hormoninė būklė, iš tikrųjų. Čia trinkant hormoninį būklę, paskui mes turim daug kitų problemų savo organizme. Tai viena iš jų irgi gali būti tas libido sumažėjimas moteriams. Ir nežinau, kaip ten dėl tų kvapų yra. Gali būti. Jo, tiesiog iš pažįstamų esu girdėjusi tai, bet tikrai moksliniais tyrimais pagrįsti negaliu šito dalyko. Reikėtų gal daugiau pasidomėti. Iš patirties tiesiog žinau, aš turiu daug klienčių, kurios, baigia vartoti tos kontraceptikus, žiūri ir tą vyrą ir sako, nieko nesuprantu. Netraukė, fiziškai netraukė. Tiesiog. Bet žiūrėkit, čia yra lygiai ta pati situacija, jeigu mes šnekame apie hormonus, kai moteris yra nėščia. Vienu momentu nutinka taip, kad tas vyras pasidaro bjaurus. Nebenori, kad jisai prie tavęs lįstų, nepatinka kvapas, nepatinka, atrodo viskas erzina. Bet čia yra grynai hormonų to pasekoje. Po gimdymo periodas irgi toksai būna, paskui viskas grįžta susitvarkius hormoniniai būkliai. Tai va, reikia paminėti. Labai svarbus aspektas yra hormonai apskritai, jeigu šnekam apie lytiškumą, norą, potraukį, labai daug tai duoda, ar ne? Tai va, manau, kad esi teisi kažką apie tai kalbėdama apskritai. Ja, ir oksitocinas yra hormonų visoje toje hierarchijoje, yra karalius, ne? Ką aš tą schemą esu analizavus, tai jis yra... Ir oksitocinas, ir dopaminas, endoopioidai gaminasi lytinio akto metu, taip, bet iniciatorius seksualinio akto visgi nėra šitie hormonai. Čia yra taip, laimės, pasitenkinimo, euforijos hormonai ir taip toliau, tokio jaukumo, kai kurie, ne? Bet iš esmės vis tiek pagrindą sudaro lytiniai hormonai. Taip yra. Pačią pradžią tam, kad inicijuotų lytinį aktą, reikalinga estrogenai ir testosteronas. Pagrindas. Ir jeigu mes šitų hormonų neturim, tai tikriausiai ir mūsų potraukis lyčiai kitai bus sumažėjęs. Taip jau yra. Taip. Ir klausimas tik tai yra, man pačiai labai įdomu, o dabar užminė man tokią myslę, gal reikėtų pasidomėti, padaugėjo tų žmonių, kurie teigia, kad jie yra aseksualūs apskritai. Ta prasme, visiškai netraukia jokia lytis, netraukia jokie seksualiniai santykiai su kitu žmogumi, buvimas su žmogumi traukia. Norisi būti su tuo žmogumi, norisi būti apsikabinus, norisi bučiuotis, bet sekso norų nėra. Tai klausimas man pačiai ir kitiem pasidomėti apie tai, ar šie žmonės, ar yra kažkokie tai hormoniniai disbalansai jų organizme, ar kas lemia visą tai, ne? Bet kaip sakiau, apskritai šitą seksualinį elgesį lemia baisiai daug tų dedamųjų. Labai lengva būtų, jeigu būtų tik tai ta fiziologija ir viskas. Jeigu mes turim tik fiziologinius dalykus. Bet ir patirtis, ir religija, ir visokie įsitikinimai, tikėjimai ir taip toliau lemia labai daug ką. Ne? Ir apskritai mūsų kažkokios vidinės vertybės irgi. Ir kaip sakei, ta jausmas, kad čia gėda, negerai, ar ne? Bet čia gal daugiau atėję iš to, kad visuomenė taip galvoja, kad yra negerai. Yra visuomenių, ne mūsų visuomenė, yra visuomenių, kurios galvoja, kad seksas yra labai gerai. Poliamoriniai santykiai, ar ne? Tiesiog mes gyvenam tokioje visuomenėje, kur dar kai kuriais aspektais visgi yra tabu kalbėti. Dažniausiai tai yra visgi vyresnio amžiaus žmonės, kurie yra linkę mažiau apie tai kalbėti. Nes kažkaip tai taip jau jie uždaresni, jie gal daugiau šneka tarpusavį, gal ir partneriai tarpusavį šneka daugiau, kas ten žino. Jie viešumoje šneka mažiau apie tai. Dėl to viešumoje nesimato, atrodo, kad nieks nekalba. Aš manau, kad čia priklauso galbūt irgi nuo šeimų, žinai, nuo auklėjimo, nuo tų programų, kurios yra mum instaliuotos. Mano šeimoje niekada apie tai nekalbama buvo, nei aš nemanau, kad jie net už uždarų durų apie tai kalbėjo. Bet, tai tiesiog yra toks auklėjimas ir toks būdas. Bet aš labai džiaugiuosi, kad, žinai,
Mes patys, kaip aš sakau, kai galima kažką tai keisti tik vienu atveju, kai mes tą sritį apšviečiam ir nusprendžiam, kad aš noriu šitoj vietoj turėti kitaip, arba aš noriu čia gyventi kitaip. Ir tada tu pasirenki bent du būdus, ką tu darysi kitaip. Ir dar garsiai apie tai pasakai savo partneriui. Tai va tokiu būdu mes galim išeiti iš tos tokios gėdos, negražu, neišeina, bet nuspręsti, priimti sprendimą ir eiti ir daryti. Tai mano šiandien vienintelė toks tikslas buvo šito mūsų pokalbio, kad tiesiog žmonėm parodyti ir sumotyvuoti, kad jie tą sritį apšviestų savo gyvenime ir tiesiog suprastų, kad kūnas mums duotas tam, kad mes patirtume malonumą. Ir jeigu nėra fiziologinių priežasčių, tu išvardinai kitus aspektus, kuriuose gali būti kažkas jau pasėta ir tai kaip jau pasiekmė keliauja pas mus arba į dabartinį gyvenimą, galbūt iš viso nuo vaikystės. Bet tikrai yra būdų, kaip tai galima išspręsti ir kaip rasti išeitį. Bet svarbiausia, kaip aš sakau, apie tai kalbėti, kaip tu sakai, ne tuo metu, kai viskas vyksta, bet tiesiog sąmoningai atsisėdus ir radus tam laiką ir vietą, tai daryti. Kitas dar dalykas, ką ypatingai vedę ir ilgai vedę žmonės daro, tai reiškia, kai pradeda atsirasti vaikai ir šeimininis gyvenimas, jie pamiršta save apskritai kaip du partneriai, jie išnyksta, jie tampa tik tėvais. Tai va irgi, kaip aš sakau, planuokit, darykit, organizuokit pasimatymus, išeikit iš namų, išeikit į viešbučius, dar kažkur, bet ta prasme, tai padeda, kaip tu sakai, tom sistemom persijungti, nes jeigu tu esi įtampoje ir galvoji, kad tuoj vaikai užeis ar dar kažkas nors atsitiks, tai niekada moteris neatsipalaiduos. Vyrui gal lengviau, bet moteris tikrai ne. Ir va šito vietoje irgi negali daryti taip arba ne. Mes visi skirtingi, bet va šito vietoje tiesiog sudaryti reikia sąlygas, kad tą temą, kaip aš sakau, gvildenti ir ją mėgautis. Nes mes verti malonumą, teisingai, Ramune. Taip, bet aš ką dar noriu pridėti, kad jeigu tikrai yra kažkokia problema, pirmiausia, ką galite padaryti, pasišnekėti kartu, ar ne? Ir jeigu nerandat bendro sprendimo, tikrai yra žmonių, kurie gali padėti surasti bendrą sprendimą. Ar ne? Tai yra psichoterapeutų visa komanda, psichologai, urologai, ginekologai, visi susėdę bendrom jėgom padėti, pagerinti gyvenimo kokybę, seksualinius santykius tikrai galim. Urologai, ginekologai atmes visas organinės priežastis, dėl ko galėtų būti kažkokie nemalonumai, kažkokie sutrikimai ir visa kita. Sakykime, gyvenimo kaučeriai irgi gali čia labai labai daug prisidėti prie viso šito. Atverti savo kažkaip tai požiūrį, truputį naujau pasižiūrėti, iš kito kampo pasižiūrėti galbūt. Ta bandant atmesti tą gėdos jausmą, kas dažniausiai ir trukdo tiem žmonėm kažkaip tai susieiti ir padaryti tą santykį geresnį, negu jisai yra. Taip, tai vat to aš visiems linkiu, to tokio paprastumo, atvirumo sau pirmiausia ir paskui savo partneriui irgi labai labai svarbu. Nes, žinokit, gyvendami malonume, mes tiesiog galim šitą pasaulį padaryti geresnė vieta visiems. Nes lieskit tą vietą, užduokit klausimus ir tikrai visą laiką ateis atsakymais. Ateis podcastas, ateis daktarė, ateis knyga, ateis dar kažkas, bet mes visą laiką gyvenime rasime atsakymus. Tai Ramune, labai dėkoju tau šitą nuostabų pokalbį, tikrai manau, kad kiekvienas ras tai, kas aktualu ir reikalinga ir naudinga, pasiims. Ir tiesiog, kaip aš sakau, kuo daugiau malonume gyvenančių žmonių, tuo gražesnis šitas pasaulis. Ačiū už pokalbį. Dėkoju, Ramune, iki.